Pradėkime mūsų anoniminio klubo susitikimą. Dabar susikipkim už rankų ir kartokime aš galiu. Aš galiu. Kas norėtų kalbėti pirmas? Aš. Aš esu verslininkas Antanas. Labas, Antanai. Dalį savo darbuotojų atlyginimą aš išmoku vokeliuose. Aš esu nesažiningas verslininkas. Kas toliau? Aš esu mėsos sūdytojas Nikodemas. Labas, Nikodemai. Aš atlyginimą irgi gaunu vokelyje, bet nieko nedarau, kad tai sustabdyti. Man gėda. Aš esu Žilvinas. Labą dieną. Labą dieną. Aš sukčiauju su PVM mokėjimais. Ir sukčiauju pagal maksimum programą. Pardavinėjau savo krautuvės savo pačiam. Ir paskui iš valstybės susigrąžindavau PVM. Ar šitaip galima, jepštarai? Galima. Dar buvau įsteigęs invalidų draugiją, per kurią savo pačiam pardavinėjau savo paties pastatus ir valstybė nemokėjau PVM, kurį vėliau vis tiek susigrąžindavau. Viskas, aš negaliu klausytis. Galvojau, kad tik aš vienas nesažiningas verslininkas, o pasirodo šitaip. Dabar... Dar ne viskas. Kai PVM iš valstybės nusukome maždaug už 76 milijonus, invalidų draugiją uždarėme, nes į mus pradėjo kreiptis tikri invalidai, kad jiems padėtume. Bjauru. Toliau mes laimėjome privatizacijos konkursą dėl vakarų skirstomųjų tinklų. Ir kaip laimėjome, susitarėme su vyriausybė, kad referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą dieną balsavusiems pirkėjams mes pigiai paleisime skalbiamųjų miltelių ir alaus. Ir ką? Ir ką? Po referendumo vakarų skirstomieji tinklai mūsų. Man bloga. Gal... Klausykit toliau. Geriausiai valstybę išdūrėme su Leo LT. Gal nebepasakokit. Tapome Leo LT akcininkais lygioj vietoje. Klausyk, baigtų čia sukiotis vieną kartą. Galva svaigsta. Lygiai filmuok. Va. Kitaip sakant, be jokių investicijų dalinsimės pelną. Greitai savo pavadinimą pakeisim iš Vilniaus prekybos į Lietuvos prekybą, nes jau greit supirksim visą Lietuvą. Geras, ar ne? Jums jau niekas nebepadės. Kažkaip įsipasakojo ir palengvėjo. Geras dalykas tie anoniminiai klubai. Reikės vieną tokį nusipirkti su 10 vyrais. O tai nusibodo susitikinėti pirtyse, restoranuose, vyriausybės kabinetuose. Tiesa, pamiršau pasakyti, kaip mes sugalvojom valstybės pelno mokestį nuslėpti. Palaukit! Maksima apie viską pagalvota.